Jau 4 metus per Lietuvos mokyklas Vilnyje kūrybiško mokymosi idėjos. Įgyvendinama kūrybiško mokymosi programa kūrybinės partnerystės. Keičiasi įprasto mokymosi mokykloje samprata. Tyrimai rodo, kad ir po projekto mokytojai naudoja naujus inovatyvius mokymosi metodus, keičiasi jų bendravimas su mokiniais. Keisdami mokymosi procesą, keičiasi ir patys mokytojai. Atsirado kažkokios daug drąsos eksperimentuoti, kažkaip ir nebijoti klysti, netgi nebijoti kartais eiti prieš srovę, ko, tarkim, mokykloje tam kartais pritrūksta drąsos. Poreikį šiandienos mokykloje keistis kaip prioritetą jau įvardina ir aukščiausi šalies vadovai. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pabrėžia, kad kūrybiškumas ir inovacijos Lietuvos pažangos variklis. Jau praėjo tas 20 amžiaus pradžios ar 19 pabaigos švietimo sistema, kuri buvo skirta visiems vienoda. Mes dabar suprantam, kokie yra skirtingi žmonės ir jam kiekvienam reikia tikrai skirtingo prieimo prie kiekvieno vaiko. Tai šitas kūrybiškas mokymas palengvina darbą mokytojui. Todėl, kad kaip jam turi būti sunku, naudodamės tais keliais instrumentais, kurie buvo naudojami 100 metų ir dabar jau nebetitinka šios dienos iššūkių, pasiekti tų rezultatų, kurie reikalauja iš mokytojų. Tai mokytojai, manau, šitie visi kūrybiški darbo metodai, tai yra tiesiog nauji įrankiai, kurie jam padeda atliepti šios dabartinės visuomenės reikalavimus. Kas turi įvykti, kad pasikeistų mokinių ir mokytojų santykiai? Vienas iš veiksnių į mokyklas atėję įvairių kūrybos ir mokslo sričių profesionalai. Jie skatina ieškoti būdų, kaip įprastų dalykų mokytis ir mokyti kitaip. Aktorius ir režisierius Darius Petkevičius Balsių pagrindinėje mokykloje vadovavo kūrybiniai mokytojų klasiai. Susipažindami su vaidybos menu, scenos judesių, šokių, mokytojai pažvelgia į mokymo ir mokymosi meną iš kitos perspektyvos. Mano manimu, didžiausias pokytis, kuris išlieka ilgiausiai mokykloje, yra mokytojų rankose, jų mąstyme, jų darbuose. Tai aš labai didžiuojuosi Balsių mokytojais, kurie pasirašė šiai idėjai ir iš tikrųjų rezultatai kalba apie save. Tai yra pasikeitęs jų darbo pobūdis, pasikeitęs bendravimas su mokiniais, mokinių požiūris į mokytoją. Tai man tikrai labai kaip agentui toje mokykloje labai tikrai pamalonina. Net 5 kūrybiško mokymosi projektus įgyvendinusios Kupiškio Laurynos Tuokos Gucevičiaus gimnazijos teatro mokytoja Vilija Morkūnaitė įsitikinusi, kad sunkiausia mokytojui peržengti per save, pakeisti nusistovėjusi požiūrį į mokinius, pamokas ir kūrybiškumą. Mokykloje didžioji dauguma dirba ne 1 metus. Jie jau kažkaip jie patogiai jaučiasi tame, ką jie yra susikūrę. Ir staiga tu viską užverti tą savo patirtį, tu paimi naują popieriaus lapą ir viską pradedi kurti nuo pradžių. Tau gali šiurpiai nepasisekti. O tam reikia drąsos, kad iš to nepasisekimo tu eini ir bandai kitą kartą. Todėl aš manyčiau, čia yra didžiausias tas vidinis kliuvinys, kad ne 100% visi įsijungia, nes kitiem yra patogiau ten, kur jisai yra. Projektu Mano šaknis lietuviškas Vilnius, Vilniaus centro vidurinėje mokykloje siekta kelti kitakalbio jaunimo savivertę ir ugdyti pilietiškumą. Pokyčiai akivaizdūs. Kažkaip viskas yra pasikeitę. Aš negaliu tik jau pamatuoti tikslaus to pokyčio, bet kažkas įvykę tarp mūsų yra. Jie drąsiai manęs klausia. Mes per pamokas, tarkim, dabar analizuojam tautosaką, nagrinėjam, tai vaikai stojam, dabar padainuojam, varpus suvaidinam. Tai jie stojas ir skambina tais varpais, ten aš tokius garsus jiems esu pamokius. Tai kažkaip jie nebebijo eksperimentuoti, daryti kitaip. Tyrimas rodo, kad bendradarbiavimas ir komandinis darbas pačių mokytojų vertinami kaip svarbiausi gebėjimai, kuriuos jie patobulino kūrybinių partnerysčių metu. Mokytojus geriau pažinti pradėjo ir mokiniai. Aš sužinojau savo mokytojų pomėgius, tai, ką jos veikia namie, ką jos mėgsta veikti savaitgaliais, sužinojau, kokius jos filmus žiūri, kokias knygas skaito. Mes netgi apsikeisdavom savo pomėgiais, savo mėgstamom knygom ir parekomenduodavom vieni kitiems, ką kas mėgsta. Projekte dalyvavusių moksleivių ir mokytojų mintis apie tai, kokia šiandieną turėtų būti mokykla, kaip ugdyti kūrybiškumą virto manifestu už kūrybišką mokyklą. Net 6 kūrybinių partnerysčių projektų patirtį turinčios Šiaulių Jovaro progimnazijos mokytojus manifesto tezės paskatino rasti naujų bendradarbiavimo su vaikais formų. Mokiniai niekada nebijo klausti. Tiesiog ne tai, kad klausti,
su jais gali diskutuoti, sakykime, jie gali pareikšti savo nuomonę. Dar šiemet aš jiems esu padarius tokią glutę, kurie visiškai bijo, sakykime, dar arba nedrįsta prie draugų. Tai jie parašo laiškelį ir paprašo, kad dar kartą, pavyzdžiui, paaiškinkit vienokią ar kitokią temą. Ir aš jau tada žinau, kad vėl reikia sugrįžti prie šitos temos. Ir mokytojai, ir mokiniai sutarė. Kūrybiškas mokymasis keičia tarpusavio ryšį, santykiai tampa artimi ir nuoširdūs, auga pasitikėjimas vieni kitais. Faktas, kad vyksta pokyčiai projektų metu mokyklose ir keičiasi ir kūrėjai keičiasi, ir mokiniai, ir mokytojai. Mokytojams yra labai sudėtinga dėl to, kad yra labai daug reikalavimų, tai yra ir ko reikalauja, kaip įsivaizduojama sistema iš mokytojų, ko reikalauja tėvai, mokiniai ir taip toliau. Ir yra baisu išbandyti tas naujus mokymosi būdus, eiti visai per kitą pusę, liktai prie tų pačių tikslų, nes gali suklysti, gali būti pasmerktas ir taip toliau. Iš tyrimų matom, kad be galo svarbu tam, kad vyktų realūs pokyčiai, kad keistųsi tas mokymasis mokykloje, be galo svarbu yra palaikymas. Palaikymas ir mokyklos vadovų, palaikymas ir tų pačių mokinių ir mokytojų vieni kitų. Tai čia vienas iš tų dalykų, kur dar yra kur padirbėti, kad iš tikrųjų mokykla kaip bendruomenė apsispręstų, ar jinai nori mokytis kūrybiškai, tokiu būdu, kuris visus įtraukia ir tada jau vieni su kitais labai stipriai dėl to kartu dirbtų. Kūrybinės partnerystės unikali pokyčius mokykloje inicijuojanti kūrybiško mokymo programa nuo 2011 metų įgyvendinama visoje Lietuvoje. Per 3 metus kūrybinių partnerysčių projekte dalyvavo 138 mokyklos iš visos Lietuvos. Apie 6,5 tūkstančių moksleivių tobulinosi daugiau nei 1000 mokytojų.